Taigi sveiki, draugai. Ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė bei perkeltinė prasme išlaidelės tiem, kurie turi galvą. Ir savo galvą naudoja pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoja. Šiandien turim svečią. O svečias tas Marius Kundrotas. Sveikas, Mariau. Sveiki, Vitalijai. Taigi, kas nepažįstat, Marius Kundrotas politologas ir kas šiandien labai bus svarbu, tai yra pirmųjų legalių nepriklausomybės dienos minėjimo eitynių organizatorius. Ir be abejo, jeigu jau apie tas baises galbūt, ir tautininkas, tiesą sakant, ilgametis tautininkas. Ir jeigu mes jau apie tas baises eitynės, baisius šūkius ir panašiai, be abejo buvo toksai šūkis, ne vieną kartą, ne 2 ir ne 10 naudotas, ko gero aš nesuklysiu, per renginius Lietuva lietuviams. Taigi, Mariau, o dabar vyksta tokia baisiai plati diskusija, Lietuva lietuviams čia yra gerai ar blogai? Tai pirmiausia, norėčiau visus pasveikinti ir pasveikinsiu jūs šūkiu Lietuva lietuviams. Ir be jokios abejonės Lietuva lietuviams, nes pačios savokos Lietuva ir lietuviai yra susijusios tiek savo kilme, tiek savo reikšme. Ir jeigu lietuvių tauta, ir nepabijokim to žodžio, etninė lietuvių tauta nebebus Lietuvos visuomenės ir Lietuvos valstybės pagrindas, tai Lietuvos valstybė bus galima naikinti. Ji tiesiog nebeturės prasmės. Tada galėsim jungtis prie Lenkijos, jie mus gins nuo Rusijos, kaip ne kaip Lenkija šiuo metu yra viena stipriausių Europos valstybių, regiono lyderė jau dabar ir klausimas, ar ateityje netaps Europos lyderė. Taigi tai yra šalis su praktiškai vis labiau ir labiau stiprėjančia kariuomenė ir ji tikrai gali mus apginti nuo rusų. Na, o Lietuvos vardą kartu su Vilniumi galėsim atiduoti baltarusiams. Ten tikrai bus, kas tuo labai apsidžiaugs. Bet jeigu kalbant truputėlį rimčiau, aš manau, kad jokio Lietuvos piliečio ar apskritai Lietuvos bičiulio neturėtų žeisti šūkis Lietuva lietuviams su viena esminė sąlyga. Jeigu tame šūkyje nebus žodelio tik. Nes jeigu mes sakytume Lietuva tik lietuviams, na tada galima eiti toliau. Galima sakyti, pavyzdžiui, Lietuva tik lietuviams katalikams. Jau yra žmonių, kurie bevelytų tokias deklaracijas skelbti ir tokiais principais vadovautis. Galėtume sakyti Lietuva tik mėlynakiems lietuviams. Lietuva tik tai lietuviams su teisinga šiaurietiška kaukolė. Na ir taip galima nueiti labai toli, praktiškai mes tokiu būdu išfiltruotumėm didelę dalį tų pačių etninių lietuvių. Taigi be abejo nereikia šito klausimo jokio radikalizmo, bet nereikia ir bijoti to šūkio, kurį tiesą sakant kėlė jau varpininkai. Tai yra daktaro Vinco Kudirkos, mūsų Lietuvos himno, tautiškos giesmės autoriaus įkvėptas judėjimas. Iš varpininkų judėjimo vėliau kilo ir Lietuvos demokratų partija. Ir Lietuvos demokratų partijos oficialus šūkis buvo Lietuva lietuviams. Na, kai kurie tiesa sako, kad šitas šūkis pakeitė kontekstą. Iš dalies taip, jis pakeitė šiek tiek kontekstą. Tačiau jisai neprarado savo aktualumo. Yra tokia nuomonė, kad, sakykime, tuo metu, kai tauta kūrė savo valstybę, šitas šūkis buvo legalus, sakykime, legalus ne teisinė galbūt prasme, bet tokia daugiau moralinė, etinė prasme. Teisinė prasme, kaip tik tuo metu tokius šūkius persekiojo, žodžiu, ir tuos, kurie to šūkius skelbė okupacinė carinė valdžia. Tačiau yra tokia nuomonė, kad tuo metu su to šūkiu viskas buvo gerai, nes kūrėsi Lietuvos valstybė. Dabar neva, mes jau esam sukūrę savo valstybę ir dabar šitas šūkis jau yra nebetelkiantis, o skaldantis. Aš su tokia nuomonė visiškai nesutikčiau. Aš manau, kad šūkis Lietuva lietuviams šiais laikais yra ypatingai aktualus mažiausiai dėl 3 priežasčių. Tai pirmoji priežastis yra Rusijos grėsmė, Rusijos agresija, kuri šiuo metu vyksta. Tiesioginė fizinė prasme jinai vyksta Ukrainoje, tačiau informacinė prasme šita agresija vyksta prieš visą vakarų pasaulį, prieš visą Europą, taip pat ir prieš Lietuvą. Taigi, kai mes sakome Lietuva lietuviams, mes turime galvoje,
kad tai yra mūsų žemė, tai yra mūsų namai ir mes tos žemės niekam netiduosim. Kitas labai svarbus aspektas tai yra europinis kontekstas. Nes šiuo metu, kaip matom, ES labai gyvos tokios tendencijos kaip federalizacija. Pasme, yra norima atimti, tarkim, iš valstybių narių veto teisę, centralizuoti vis daugiau ir daugiau funkcijų, Be abejo. Nustatyti vis daugiau ir daugiau teisinių normų, kurios būtų privalomos visoms ES valstybėms narėms. Tarp jų, pavyzdžiui, tos pačios lyties asmenų partnerystė arba netgi santuoka. Jeigu kažkas yra sudaręs. Atsiprašau, pertrauksiu šiandienos naujieną, pripažinimas visuose valstybėse lyties pakeitimo jau dabar. Ir lyties pakeitimo taip pat. Šiandienos naujiena, beje. Taip. Tai tiesą sakant, jau link to buvo einama seniai. Ir jeigu, tarkim, koks nors prancūzas sugalvoja, kad jis yra prancūzė, ir jis atvažiuoja į Lietuvą, Lietuva turi pripažinti jo, sakykime, kitos lyties dokumentus. Taip pat turi pripažinti ir partnerystės, turi pripažinti santuokas, žodžiu. Yra tokių tendencijų. Ir mes šitam kontekste sakom, ne, Lietuva lietuviams. Lietuvių tauta šitai žemėje yra šeimininkė, lietuvių tauta kartu su kitom istoriniam tautiniam bendrijom yra šita žemės šeimininkė. Ir mes neleisime jokiems tarptautiniams centrams diktuoti mums vertybių ir gyvenimo būdų. Tai yra ES kaip ekonominė, iš dalies ir politinė struktūra, tai yra visiškai priimtinas projektas. Aš netgi, sakykime, šiuo metu, kada Amerikai vadovauja nežinia kas ir neaišku, kokios nuostatos ten vyraus rytoj, aš netgi visai pritarčiau šiuo metu tokiai koncepcijai, kaip pavyzdžiui karinė ES. Nors dar prieš metus ar prieš porą būčiau buvęs labai didelis skeptikas šitos idėjos atžvilgiu ir sakyčiau, kad tai skaldytų NATO. Tačiau šiuo metu mes matom, kad Amerika vis daugiau užsiima savais reikalais ir Donaldas Trumpas, dabartinis Amerikos prezidentas, jis Europai tiesiai pasakė, pagaliau išmokite gintis patys. Ir manau, kad moraliai jisai tam tikrą prasme ir teisus. Kiek dar dešimtmečių amerikiečiai turi nešiot mus ant sprando ir ginti savo sąskaitą, jeigu mes tuo metu užsiminėjam kažkokiu genderizmų propagandą ir migracijos skatinimu. Ta prasme, tai gal vieną kartą tikrai pradėkim gintis patys. Taigi ir karinė ES taip pat būtų visiškai šiuo metu matyti priimtinas formatas, bet tikrai nepriimtinas yra kišimasis į tautos kultūrą, į tautos vertybės. Ir trečias labai svarbus aspektas susijęs su šūkiu Lietuva lietuviams, tai yra be abejo tas pats migracijos aspektas. Ir mes sakome, viskas tvarkoj, pavieniai žmonės visais laikais migravo ir migruos, nei tu tą sustabdysi, nei tą reikia stabdyti, bet mes, lietuviai tautininkai, esame prieš masinę migraciją. Ir mes sakome, kad tam tikras žmonių grupės per ilgesnį laikotarpį integruoti gali. Ta kaip mes gana sėkmingai integravome totorius, karaimus, didelę dalį žydų, ir netgi ir rusų ir lenkų kažkiek integravosi. Ne visi integravosi tiesa, bet kas norėjo, tie integravosi. Taigi čia jokios problemos nėra, bet tos tendencijos, kurias mes dabar matom vakarų Europoje, tai yra taip vadinama pakaitinė migracija, tai yra iš tikrųjų invazija ir ką reiškia pati savoka invazija. Invazinėmis rūšimis, tarkim, biologijoje yra vadinamos tokios rūšys, kurios apsipranta naujoje aplinkoje ir nustelbia vietinės rūšis. Tai vakarų Europoje mes matom, kad populiariausias vaiko vardas jau yra Muhamedas. Ir nieko nenorėdamas blogo pasakyti apie islamą, aš tiesiog pažymėsiu tokį dalyką, kad vakarų Europoje vyksta iš tikrųjų vietinių visuomenių pakeitimas. Ir mes sakome ne, Lietuva lietuviams, viskas tvarkoja su tautinėm mažumom ir mūsų prezidentas, tautininkų idėjinis lyderis Antanas Smetona labai gražiai tai suformulavo. Sako, lietuvių tauta yra Lietuvos valstybės kūrėja, o tautinės mažumos jai padėjėjos. Taigi būtent šiom trim prasmėm aš ir vartoju šitą šūkį Lietuva lietuviams. Tiesa, labai šaunu, kad iš karto taip nustatė ribas, kur jau Lietuva lietuviams jau tampa problema.
Tu pasakei, Lietuva tik lietuviam, tai aišku yra problema. Lietuva vien ten etiniam lietuviam jau problema ir taip toliau. Tačiau visą laiką tokie oponentai, pavadinkim juos taip gražiai, oponentai, nors aišku kartais norisi pavadinti kokiu nors tokiu riebesniu žodeliu, vis baksnuoja pirštais į nuolatinius teisių pažeidimus. Ir ten diskriminuoja, ir ten nuskriauja. O jūs atsimenat, 2013 metais per tautininkų eitynės buvo sumuštas, ten, nežinau, Ekvadoro pilietis, 2013 metais. Vat, ir panašiai. Šiaip, ar iš tikrųjų toks dalykas kaip, nepabijokim to žodžio, šovinizmas, sakykim, ksenofobija, vat, irgi toks žodelis yra, jis teisingas yra žodis, tik taikomas dažnai neteisingai. Šiaip Lietuvoje dalykai šitie paplytę, apskritai, kaip tu manai? Na, bet kurioje idėjų kovoje, bet kurioje idėjų apykaitoje yra galimi konfliktai. Ir nekultūringi žmonės tuos konfliktus gali išreikšti nekultūringomis formomis. Taip, mes žinome atvejų, kada yra nukentėję kitataučiai, čia prieš, dabar jau bijau sumeluoti, gal daugiau negu 20 metų netgi, nukentėjo berods Japonijos ambasadorius, buvo sumuštas. Ir tada mes, sakykime, tokie, šiek tiek galbūt nusaikesni nacionalistai patys savo kraštagalviams kolegoms sakėm, bepročiai, ką jūs darot, ambasadorius yra įgaliotinis, jo darbas čia būtų. Prasme. Tai taip, buvo tokių atvejų, tačiau dabar kaip tik turim atvejį, kada buvo konfliktas tarp tą šūkį Lietuva lietuviams kėlusio žmogaus ir, sakykime, jo oponentų. Ir aš negaliu labai dabar plėstis dėl šito konflikto, nes aš pats ten nebuvau, tačiau, kaip supratau, yra jau pareiškimas policijai ir tas oponentas yra svarstomas kaip galimas smurtautojas. Nes, žodžiu, tas žmogus, kuris kėlė šito šūkį Lietuva lietuviams, yra kaip ir nukentėjusysis šičia. Bet aš čia matau ir kitą problemą. Taip, yra tam tikrų problemų, sakykime, Lietuvoje su ksenofobija. Aš nemanau, kad tai yra kažkokia vyraujanti tendencija. Tačiau ir dabar, jeigu kalbėsim apie šitą incidentą šių metų kovo 11-ąją, kada įvyko konfliktas tarp šūkį Lietuva lietuviams užsirašiusi ant plakato žmogaus ir jo oponento. Ir kai šita informacija pasklido žiniasklaidoje, pasipylė, tikrai keisti komentarai. Šitas buriatas, šitas mongoloidas, šitas šioks toks anoks. Palaukit, tai aš galvoju, kas yra žmogaus trūkumas. Ar mes kaip trūkumą įvardyjam žmogaus poelgį, jeigu jis toks buvo, čia jau tą turėtų išsiaiškinti policija. Ar mes vadinam trūkumų žmogaus pažiūrų kažkokią sistemą, ar mes žmogaus trūkumų įvardyjam žmogaus rasę, žmogaus kažkokius antropologinius bruožus. Tai vėlgi, aš grįžtu prie to, kad mes taip galim nueiti labai toli, toj pradėsim matuoti kaukolės ir išbrokuosim turbūt 2/3 etninių lietuvių, nes pagal, sakykime, ne nacionalistų, bet nacijų, šitą savokas reikia skirti, būtent pagal nacijų rasinės teorijas kažkur tik tai apie 1/3 lietuvių atitiko tos šiaurietiškos kaukolės standartus. Tai taip galima nueiti labai toli. Ir taip, ksenofobijos problema Lietuvoje yra, bet aš manau, kad šita ksenofobijos problema nėra tiesioginė, sakykime, kad ir šito šūkio Lietuva lietuviams išdavė. Tai yra tiesiog atskirų žmonių nekultūra, kaip iš vienos, taip ir iš kitos pusės. Ir šitą nekultūros problemą pirmiausia reikia spręsti švietimu, reikia iš tikrųjų visuomeniai parodyti tam tikras kryptis ir pasakyti, iki kokios ribos gali eiti sveikas nacionalizmas ir iki kokios ribos gali eiti sveikas internacionalizmas. Net kai, tarkim, kai lietuviai pradeda ten muštis į krūtinę ir taip, mes ten holokaustą vykdėme, mes ten 3-25, tai irgi nėra priimtina, nes holokaustą vykdė tam tikra apibrėžta žmonių grupė, o kita apibrėžta žmonių grupė tos nacių persekiojimus žydus gelbėjo. Tai jeigu mes, taip sakant, prisimam tarsi dalį atsakomybės už tuos savo
tautiečius, kurie elgesi nedorai, tai kodėl mes negalim prisimti taip pat ir tos šlovės dalies tų žmonių, kuriais mes galim didžiuotis. Aš dar sakyčiau, kodėl, tarkim, vėlgi, oponuojant, jeigu kalbam apie Antro pasaulinio karo įvykius, oponuojant į pusę negalėtų priimti tam tikros kalties dėl tokių ponų kaip Nachmanas Dušanskis ir panašiai. Čia aš baisiai nepolitkorektiškai kalbu, bet objektyviai yra taip. Bet tarkim, problema taip, yra tokia savoka buitinis nacionalizmas arba buitinis antisemitizmas. Tarp kitko, Lietuvoje jis yra pakankamai gajus. Yra tokia nekultūros, chamiškumo, tokia buitinė forma, kuri įgauna požymius, kad yra žaidinėjama tautiniais ar ten rasiniais kokiais nors motyvais. Bet kalba yra apie tai, kad oponentai, pavadinkim plačiaja prasme, oponentai rodo pirštų į tokius pavyzdžius, pradedant nuo to vadinamo buitinio nacionalizmo, nors aišku terminas keistokas, bet jūs ko gero suprantate, apie ką čia aš. Ir baigiant atvejais, kuomet tikrai buvo panaudotas smurtas, ar tai tarkim, organizuotos grupės, ar tai vėlgi pavienių. Dabar įvykis Alytuje, pradžioje sakė, jau bandė teikti, kad tai yra irgi rasinis smurtas, bet lyg tai panašu į tai, kad tai žmogus tiesiog su psichikos sutrikimais, pagyvensim, pamatysim. Bet oponentai tuo pagrindu yra sukūrę krūvą įstatymų, kurie remiasi tuo, kad reikia baust tokį dalyką, neapykantos kalbą. Šiandien ponas Vytautas Sinica bandė teikti pataisas, kad bent jau susiaurintos neapykantos kalbos tą apibūdinimą, bent iki tiek, kad būtų baustina tas, kas pavojinga. Tai yra raginimai smurtauti, raginimai diskriminuoti ir taip toliau, ir taip toliau. Seimas tam nepritarė. Ką tu pasakyti į tai, kad ar yra iš vis egzistuoja ta neapykantos kalba? Ar jeigu egzistuoja, tai kokioj apimtyje Lietuvoje tai dalykas yra? Na, iš tiesų turbūt vienas iš pavojingiausių dalykų yra, kada valstybė ar politinis režimas bando kištis į žmogaus minčių ir jausmų pasaulį. Ką reiškia kova su neapykanta? Tai reiškia, kad valstybė pasako, ką žmogus privalo jausti kitam valstybės nurodytam žmogui. O kiek, sakykime, yra pavojinga ta vadinama neapykantos kalba, na tai aš pateikčiau tokį galbūt pasvarstymą, tokį pavyzdį. Turbūt ne vienas pažįstam tokią šeimą, kurioje koks nors, ekspresyvus pakankamai tėvas arba mama supykusi ant vaiko pasako, užmušiu dabar tave. Ir draugų tarpe, tarkim, pasitaiko tokių pasisakymų. Bet kol tai yra tiesiog pasakymas, kol tai nėra realus ketinimas, realus sprendimas, aš nemanau, kad valstybė turėtų šitos dalykus reglamentuoti, nes kiekvienas normalus tėvas myli savo vaiką. Ir kai jis pasako užmušiu, tai yra tiesiog to meto pykčio kažkoks proveržys, bet tas tėvas net minties tokios neturi, kad jis galėtų tai įgyvendinti. Tai lygiai tas pats, sakyčiau, yra ir visuomenės lygmenių. Jeigu ten kokia nors pagyvenusi močiutė sėdinti prie interneto pamato, sakykime, kartais tikrai gana įžūles, taip vadinamų lytinių mažumų demonstracijas ir supykusi parašo, jiems reikėtų užpakalius išdilginti dilgėlėmis. Aš nemanau, kad tai turėtų būti baudžiama. Tai yra tiesiog to meto emocija, ta emocija nuslūgs, galbūt ta pati močiutė paskui sugebės savo nuomonę išsakyti daug korektiškiau ir demokratiškiau, tačiau jeigu kažkas pasako, tokią ir tokią valandą, tokią ir tokią dieną, susitinkam prie gėjų klubo, nepamirškit armatūrinių strypų. Už tokią kalbą aš manau, kad jau galėtų būti baudžiama ir pats jau tas žmogus, kuris tai pasakė, turėtų įrodinėti, kad jis neturėjo to omenyje. Nes tai jau kvepia ketinimu. Tai jau kvepia realių ketinimų kažką, sakykime, padaryti. Nors vėlgi, aš manau, kad kita vertus ir ta
tarkim, šiuo atveju nukentėjusioji arba menamai nukentėjusioji pusė turėtų irgi pateikti tam tikrus argumentus, ar tikrai šitas pasakymas jiems sukėlė realią grėsmę. Ar tai nebuvo pasakyta, tarkim, humoro forma, ar ne. Čia jau turėtų įsijungti kalbos ekspertai. Ir buvo, sakykime, mano aplinkoje tokių atvejų, kada būtent žmogus pajokavo, o paskui buvo teisiamas kaip smurto kurstytojas. Tai čia yra daugybė įsijungia tokių niuansų, bet aš sakau, manau, kad būtent neapykanta kaip tokia, jinai neturėtų būti niekaip reglamentuojama valstybės. Tai turėtų būti daugiau kultūros, visuomenės požiūrio, visuomenės etikos klausimas, iki to laipsnio, kada kyla kažkam reali grėsmė. Taip, už realius ketinimus smurtauti prieš vieną ar kitą žmonių grupę, taip, gali būti baudžiama. Ir tiesą sakant, egzistuoja dar vienas dalykas, dabar jis yra naujas, kaip apginti, kaip naujas, jis vakaruose nenaujas, pas mus jis irgi jau praktiškai jau įsigalėjo, irgi ne vakar ir ne šiandien, kaip apsaugot tas skriaudžiamas ar tariamai skriaudžiamas, tarp kitko, tarp skriaudžiamų ir tariamai skriaudžiamų yra, iš tikrųjų egzistuoja praraja, aš galiu pasakyti. Visiškai užtikrintai, nes man teko kalbėti su žmonėmis, kurie iš tikrųjų yra skriaudžiamos mažumos Lietuvoje. Bet jie dėmesio niekaip nesulaukia. Aš kalbu apie žmonės, kurie serga tam tikromis fizinėmis lygomis, bet jie nesulaukia dėmesio, metus nesulaukia. Bet kad apgint skriaudžiamas ar silpnas visuomenės grupės, išrasta pozityvi diskriminacija. Tiesą sakant, nežinau, aš nenoriu primesti savo nuomonės. Man pozityvi diskriminacija skamba panašiai kaip švelnus išprievartavimas, tarkim, kažkaip panašiai. Kaip tik tą pavyzdį turėjau galvoje. Taip. O kaip tau tas ta pozityvi diskriminacija ir kaip jį apskritai padės apginti tikrai ar tariamai skriaudžiamas mažumas? Iš tikrųjų, čia yra labai didelė problema. Ta problema ateina iš naujosios kairės ideologijos, pirmiausia iš Herberto Markuzės, kuris akcentavo tą vadinamą pozityvią diskriminaciją ir diskriminuojančią toleranciją. Jisai teigia, kad paprastos tolerancijos neužtenka, nes jeigu tu tiesiog visuomenėje įvedi tolerancijos principą, tai žmonės ir žmonių grupės turi nevienodas galios pozicijas. Ir tada tokia tolerancija jinai vis tiek išlaiko tą represyvų dominuojančių grupių arba dominuojančių klasių režimą. Todėl esą būtina padaryti toleranciją diskriminuojančią, tai yra skirstančią toleranciją. Ir pasakyti, va šitą grupę mes labiau ginam, šitą grupę mažiau, o šitos grupės neginam visai. Nes atsiranda lygus ir lygesni, kaip garsioje Džordžo Orvelo knygoje 1984, kur buvo aprašoma totalitarinė valstybė. Tai kada yra dovanokit, šita frazė buvo pasakyta kitoje jo knygoje Gyvulių ūkis. Gyvulių ūkis, taip. Taip, šita frazė buvo pasakyta Gyvulių ūkyje. Vėliau, sakysime, tas totalitarinės valstybės charakteris buvo labiau išplėtotas jau šitoje knygoje 1994. 84. Aš pasakiau 90. 90 pasakiau. Bet būtų į tamstą pasakęs 2024, tai būtų pataikyta taip, aktualumo prasme. Tai negali demokratiniai visuomeniai būti lygių ir lygesnių, laisvų ir laisvesnių, labiau globotinų ir mažiau globotinų. Nes vienas iš pagrindinių demokratijos principų yra lygybė prieš įstatymą. Tai reiškia, kad įstatymas turi vienodai galioti visiems. Ir su tuo yra taip pat susijusi tam tikra praktinės teisės problema, kuri, būtent šita praktinė teisė yra taikoma daugelyje ES valstybių. Ir šitą teisinę normą labai bevelytų įvesti ir Lietuvoje, sakysim, tokie veikėjai kaip Dainius Žalimas. Ir tos teisinės normos esmė yra tai, kad jeigu, tarkim, lietuvis sumuša čigoną,
jam prie chuliganizmo yra dar pripaišomas neapykantos nusikaltimas. Taip. Ir jis yra baudžiamas jau pagal šitos 2 punktus. Jeigu čigonas sumušo lietuvį, pagal šitas teisinės normas jam atsakomybė bus arba mažesnė, arba nebus jokios, nes, matot, jisai tiesiog yra represuojamos mažumos. Taip, Jungtinės karalystės yra būtent teisėtas dalykas labai stiprus. Jungtinės karalystės ir Švedijos ir daugelio kitų Europos valstybių, ta prasme, pagal šitą normą, reiškia, tas žmogus, kuris priklauso aukų vadinamųjų grupiai, jisai tiesiog buvo engiamas, jame tas piktis kaupėsi ir jis prasiveržė. Ir toks žmogus gali būti netgi išteisintas. Beje, buvo labai realus atvejis, kada afrikietis tiesiog mirtinai supjaustė gatvėje jauną švedų patriotą Danielį Vredströmą ir buvo pripažintas nepakaltinamu. Nors visos aplinkybės vedė į tai, kad tai buvo racionaliai savo veiksmus planuojantis žmogus. Na, pavyzdžiui, jisai aplinkiniams pasakė, jūs nieko nematėte. Ar tai yra egzaltuoto psichopato žodžiai? Ne, tai yra žmogaus, kuris puikiai supranta, ką daro suplanuotas veiksmas. Na, o jeigu lietuvis sumuša lietuvį, tarkim, tada tiesiog chuliganizmas. Bet ne viena grupė nėra engiama, ne viena grupė nėra nukentėjusi. Žodžiu, tai tokiu atveju yra chuliganizmas. Tai be abejo šitokie dalykai yra netoleruotini. Bet yra ir dar viena problema. Iš dalies ir teorinė, ir praktinė. Kad toj pačioj Europos Sąjungoje tampa nebeaiški hierarchija. Kurios grupės teisės yra. Jeigu atsiprašau, aš kad pertraukiu, klausimas yra. Musulmonas nuskriaudžia homoseksualą. Taip, aš šitą norėjau paklausti. Musulmonas nuskriaudžia homoseksualą. Arba, tarkim, musulmonas nuskriaudžia žydą. Arba žydas nuskriaudžia homoseksualą. Ir tokiais atvejais patys šitie naujai kairieji ar populiariau vadinami tiesiog leftistai, jie labai dažnai ginčijasi tarpusavyje, kurigi ta grupė turėtų būti labiau atstovaujama. Čia netgi galima įžiūrėti tam tikrą skirti tarp, tokių, sakykime, šiek tiek dešinesnių liberalų ir tų kraštutinių leftistų. Nes tie šiek tiek dešinesni liberalai sako, žydai tai yra ta bendruomenė, su kuria mes čia seniai gyvenam. Reikėtų galbūt atstovauti labiau žydų interesams, tuo labiau, kad jie patyrė holokaustą, nukentėję ir taip toliau ir panašiai. Ir bet koks antisemitizmas yra labai pavojingas, nes jis veda prie holokausto. Tie, kurie jau kraštutiniai kairieji, jie pasakys, kad ne, kaip tik žydai šiandieną yra tie, kurie vykdo musulmonų holokaustą. Ir būtent šiuo metu šitas skriaudžiamas subjektas yra pakeičiamas jų retorikoje ir jų pasaulėžiūroje, žodžiu, vietoj žydo atsistoja skriaudžiamas musulmonas. Bet vėlgi, o jeigu musulmonas nuskriaudžia homoseksualą, tai irgi vieni šito klausimu pasakytų vienaip, kiti pasakytų kitaip. Ir galų gale mes matom, kad tame nėra paprasčiausio nuoseklumo. Todėl aš manau, kad apskritai tos pozityvios diskriminacijos reikia atsisakyti, išskyrus galbūt 2 atvejus. Vis dėlto, jeigu tauta yra valstybės pagrindas, jeigu lietuvių tauta yra Lietuvos valstybės pagrindas, tai kiekvienas pasaulio lietuvis turi teisę, tarkim, kur jis begyventų, atvažiuoti į Lietuvą ir gauti Lietuvos valstybės pilietybę. Čia galima ginčytis, ar atsisakęs savo kitos šalies pilietybės, ar ne. Čia būtų atskiras klausimas. Aš, tarkim, labiau manau, kad ko gero jis turėtų atsisakyti kitos šalies pilietybės, nes vis dėlto pilietybė yra susijusi su priesaika, tai yra susijęs su tam tikrom pareigom. Ir jeigu mes, tarkim, neįteisinam poligamijos, tai yra, sakykime, dvipatystės, tripatystės, tai turbūt neturėtumėm įteisinti ir daugybinės pilietybės, išskyrus atskirus įstatymuose numatytus atvejus, kurie galioja ir dabar. Bet būtent etninis lietuvis, ar iš Amerikos, ar iš Australijos atvažiavęs, jis turi teisę tapti Lietuvos piliečiu. O žmogus, kuris nėra susijęs su lietuvių tauta, jeigu jis yra kitos šalies pilietis, jis tokią teisę gali gauti išimties tvarka,
Tai yra, tarkim, už kokios nors ypatingus nuopelnus Lietuvos valstybei arba lietuvių tautai. Tai galima sakyti irgi, čia yra tam tikra pozityvi diskriminacija, bet aš manau, kad negali valstybė būti visais klausimais neutrali. Bet prieš įstatymą, būtent prieš įstatymą, visi piliečiai yra lygus. Ir kaip sakau, ar lietuvis sumušo Lenką, ar Lenkas sumušo lietuvį, abiem atvejais bausmė turi būti ta pati, neskirstant žodžiu, kad šita etninė grupė labiau yra globojama, šita yra globojama mažiau. Ir kitas dalykas, tai aišku, yra pats pilietybės institutas. Irgi galima sakyti tam tikrą diskriminaciją, bet aš manau, kad jokia valstybė neturėtų sulyginti visiškai piliečio ir užsieniečio teisinio statuso. Ta prasme, užsienietis neturėtų gauti teisės balsuoti, kaip tarkim dabar yra. Dabar yra savivaldos rinkimuose ir kažkas galbūt norėtų išplėsti tai ir iki Seimo rinkimų. Aš nemanau, kad užsieniečiai turėtų turėti tokią teisę, kaip rinkti kažkam tai valdžią. Jeigu tas žmogus iš tikrųjų nori gyventi Lietuvoje, tegul parodo, kad jis yra vertas tapti Lietuvos piliečiu, tampa Lietuvos piliečiu ir tada balsuoja. Ir, ko gerai, tu čia Švediją paminėjai, tenais skriaudžiamų mažumų gynimas matyt, prie tokios stadijos, kad Švedijoje nuo 13 beje metų jau dabar galima sodinti į kalėjimą. Aš nemanau, kad tai ten sėdės pagrindė jauni švedai, beje, tokia replika iš mano pusės, vėlgi naujiena pakankamai nauja, bet tai yra dėja, tai yra tiesa. Ir jau vėl, gal paskutinis klausimas, vėlgi nagrinėjant tą klausimą lietuviams, jis kaip lakmuso popierėlis dabar. Daug žmonių pasisakė gana netikėtai. Aš mačiau ten žmonių ne etninių lietuvių, pasakykim taip, kurie sako, viskas gerai, Lietuva lietuviams, puikus šūkis, viskas yra ok, tarp kitko. Emilis Zingeris, pavyzdžiui. Aš kitą norėjau irgi žmogų žydų tautybės pasakyti. Emilis Zingeris atvirai pasakė, kad Lietuva lietuviam jau visiškai neišeidžia ir kad tai yra normalus šūkis, lygiai taip pat kaip Izraelis žydams. Taip, aš tiesą sakant kitą poną irgi skaičiau, tiek to, irgi žydų kilmės beje, kuris pasakė, viskasgi puiku, kame problema. Bet buvo ir tokių, kurie taip, nustebino ir nenustebino. Aišku, nenustebino tie, kurie yra atviri, Rusijos mylėtojai, kurie po kiekvienų tautininkų eitynių savo puslapius papuošdavo, eina nacistai, eina fašistai, visokiausiai ten paskui Rosbaltose atsirasdavo ten tose agentūrose, kurios laiks nuo laiko apie mus ką nors gero parašo. Vieną kartą, tarp kitko, po vienų eitynių parašė, kad ten dalyvavo 10 000 neonacių. Aš tai atsimenu, pats fotografavau, buvo gal kokių 1,5 tūkstančio normalių žmonių, bet pagal rusiškas agentūras buvo 10 000 neonacių. Jie, aišku, baisiai pasipiktino ir gerai, kad tą fašistą sumušė plakatą, ten suplėšė ir taip toliau, bet buvo ir, pavadinkim, jos sąlyginai dešinieji ir patriotai, kurie pasakė, taip, viskas gerai. Pirmiausia, aišku, mes kalbam apie tokius ponus kaip Žalimas, bet gal mes jį neminėsim, man daug įdomesnį, pavyzdžiui, konservatorių. Toksai veikėjas, Raskarolskis toksai yra, jeigu pažįsti Tamstą. Taip, pažįstam. Jis dabar tarybos narys buvęs, man atrodo, jaunųjų konservatorių buvo vadas kažkada, jeigu aš neklystu. Nebuvo. Nesutikęs, kad jis buvo vadas, bet jis buvo aktyvus narys. Ir daugiausiai man patiko be abejo toksai ponas Bartkevičius, kurį mes visi žinom iš to, kad tai žmogus, kuris aktyviai, be galo aktyviai remia Ukrainą. Ir štai aš skaitau pas poną Bartkevičių, kad Lietuva lietuviams tai yra viskas blogai, tai šūkis yra blogas ir apskritai, kurie jį iškėlė tuomet, tai yra ten kone vatnikai. Ir tiesa, dar gavau tokią, iš pono Bartkevičiaus gavau tokią garbę būti kovo 11 tos akcijos organizatoriumi. Aš dar kartą visus patikinu, mano nuodėmingo kūno ir neramios sielos toje vietoje nebuvo net iš tolo. Aš geografiškai buvau kaip tik šitoje vietoje, kur mes dabar ir sėdėm. Tai yra labai toli. Ir nieko bendro su ta akcija nebeturiu. Tai kaip tu paaiškinsi vis dėlto, kad tų
vatnikų, pavadinkim, tegul ten įsižeidžia, neįsižeidžia, man jau nesvarbu. Vatnikų pozicijos šito šūkio atžvilgių sutapo su tokiais, sakykime, liktai patriotais, liktai dešiniaisiais. Na, čia matyti yra keletas pjūvių ir vienos skirties linija nėra ta pati, sakykime, kitai skirties linijai. Nes jeigu kalbėsime apie žmonės, kurie palaiko teisingą ir teisėtą Ukrainos kovą, tai iš vienos pusės mes turim, tarkim, poną Bartkevičių, kuriam nepatinka lietuviškas nacionalizmas, jiem nepatinka šūkis Lietuva lietuviams. Viskas tvarkoja, žmogus turi teisę tai pasakyti, turi teisę į tokią nuomonę, galų gale aš visada esu už atvirą diskusiją. Kita vertus, šiaip jau šių eitynių vienas iš organizatorių jau ne pirmus metus yra toks Vytautas Stepas, kuris turi įstaiga, vadovauja, man atrodo, viešoji įstaigai Mušk Maskvėną sotus. Tu kalbėjai apie eitynės tautininkų kovo 11. Tai yra, dar patikslinkim, kad kovo 11 tautininkų eitynės ir akcija ant, būtent kovo 11 ant Čiurlionio viaduko, tai yra tas pats. Čia ne tas pats, čia visiškai ne tas pats. Čia du skirtingi renginiai. Ir skirtingi žmonės. Taip, ir skirtingi žmonės, bet būtent šitas kovo 11 eitynės jau ne pirmus metus, aš nežinau, ar ir šiais metais organizavo, bet tikrai žinau, kad yra vienas iš lyderių, sakykime, šito tautiško jaunimo judėjimo. Tai yra būtent Vytautas Stepas, kuris kartu vadovauja viešoji įstaigai Mušk Maskvėną sotus. Ir jie ten gabena kovojantiems ukrainiečiams ne vien tik tai maisto produktus, ten įvairiais kitus reikmenės, žodžiu. Tai matom du žmonės tarsi vienu klausimu. Jie yra vienoj barikadų pusėje ir vienas ir kitas remia Ukrainą, bet tarkim dėl lietuviško nacionalizmo, dėl šūkio Lietuva lietuviams jų nuomonės išsiskiria. Lygiai tas pats yra kitoj pusėje. Mes tarkim taip jau įpratę manyti, kad nacionalistai ir vatnikai neturi nieko bendro. Bet kai kurie vatnikai, jie vadina save nacionalistais. Mes, atsimenu, turėjom tokį veikėją Giedrių Šarkaną. Labai spalvinga asmenybė. Tai yra visiškas vatnikas, remiantis, praktiškai Rusija nuo pakankamai senų laikų, dar tais laikais, kai tai nebuvo sistemingai skatinama iš pačios Maskvos. Tai buvo tokia tiesiog balta varna. Jisai remia Rusiją, jis šlovina Jekaterinos II okupaciją, kuri neva išgelbėjo, gal ne neva, čia būtų atskiras diskusinis klausimas, išgelbėjo Lietuvą nuo polonizacijos, jisai lietuvių partizanus vadina banditais, jis labai protestavo prieš Jono Noreikos atminimo lentą prie Mokslo akademijos bibliotekos. Taip pat labai stipriai pasisako homoseksualus, pasisako už tai, kad homoseksualai turėtų turėti tas pačias teisės kaip heteroseksualai, tarkim, kurti šeimas, galbūt netgi įsivaikinti vaikus. Ir tuo pačiu metu jisai šaukia, aš esu lietuvių nacionalistas. Ir eina su tuo pačiu šūkiu Lietuva lietuviams. Tai mes matom, kad ir tarp vatnikų yra visokių, ir tarp tų, kurie remia Ukrainą, yra visokių. Tai tiesiog, matyt, neišeina taip visiškai šitų skirties linijų sutapatinti. Tai yra, mes negalim teikti, kad šūkis Lietuva lietuviam tai yra jau visiškai 100%, tai yra nacionalistų, arba priešininkai šito šūkio yra visi Lietuvos priešai. Ar taip supratau? Sakyčiau taip. Tai Lietuva lietuviams tai yra nei keiksmažodis, nei indulgencija. Tiek vienoje, tiek kitoje pusėje, tiek tarp pritarenčių, tiek tarp nepritarenčių gali būti labai skirtingų žmonių. Ir tarkim, iš tų žmonių, kurie sako Lietuva lietuviams, tai vieni turi omeny, tarkim, labiau, kad Lietuva ne rusams. Ne etninė prasme šiuo atveju, bet politinė. Lietuva nepriklauso Rusijos imperijai. Kiti galbūt pasakytų priešingai, kad, Lietuva lietuviams tai reiškia, kad Lietuva neturi lankstytis prieš Europos Sąjungą. Vėlgi, čia yra skirtingų radikalumo laipsnių. Vieni pasakytų apskritai, kad reikia įstoti iš Europos Sąjungos. Aš dabartiniam geopolitiniam kontekste to tikrai nesakyčiau. Kiti galbūt, kaip ir aš, pasakytų, kad tiesiog mes neturim iš Europos Sąjungos daryti valstybės. Tegul tai ir lieka suverenių valstybių bendrija. O dar kiti pasakytų, kad yra ir viena ir kita problema. Iš vienos pusės mes turim Rusijos agresiją, iš kitos pusės, tikrai ne viskas Europos Sąjungoje gėlėm žydi.
Na, yra ten problemų. Tai galbūt toks būtų skirtumas, čia jau visai prie pabaigos. Žodžiu, aš neseniai rašiau vieną mokslinį straipsnį ir ten buvo labai įdomu palyginti Lenkų tautininkus ir Vengrų tautininkus. Tai sakysim, Lenkų tautininkai Teisės ir teisingumo partija, kuri neseniai buvo valdžioje, na ir dabar jų prezidentas yra valdžioje, tiesa Seimas ir vyriausybė ne jų rankose dabar, jie labai aiškiai pasakė, leido suprast, kad, žodžiu, mes matom vakaruose tam tikras problemas, bet mes tos vakarų problemas spręsim kartu su visais vakariečiais. Mes esam ne opozicija Europai, o opozicija Europoje. Vengrų tautininkai su Viktoru Orbanu priešaky pasirinko dėja kitą poziciją ir kai juos pradėjo spausti, beje dėl tų pačių dalykų kaip ir Lenkus, tai yra, sakykime, dėl žiniasklaidos ten laisvės, taip vadinamos, čia dar būtų atskira tema, galbūt atskirai diskusijai. Teismų nepriklausomumo. Atskirai diskusijai, teismų nepriklausomumas, žodžiu, tų pačių neva tai diskriminacija homoseksualų, neva tai diskriminacija imigrantų, nenoras atsiverti pakaitiniai imigracijai. Dėl tų pačių dalykų buvo persekiojami ir Lenkai, ir Vengrai. Bet Lenkai daugiau mažiau, nepaisant kai kurių keistų Navrockio pareiškimų, vis dėlto išsaugojo, sakyčiau, garbingą veidą šitoj situacijai. Ir vis dėlto jie yra labiau ukrainiečių pusėje, jie remia ukrainiečius, nors ir nebesąlygiškai. O Vengrija dėja pasirinko prorusišką pusę. Tai vėlgi matom, kad tas, sakysim, nacionalizmas jisai irgi gali būti nukreiptas ir už skirtingus dalykus, ir prieš skirtingus dalykus. Todėl aš sakau, kad nacionalizmo vien tik tai nepakanka, nacionalizmas turi eiti kartu ir su valstybiniu patriotizmu, nacionalizmas turi eiti ir su sveiku konservatyvumu, nes tarkim yra tokių nacionalistų, kurie apskritai yra tie patys leftistai, sakykime, Velso arba Škotijos nacionalistai. Jie ten kartu kovoja su broliais afrikiečiais ir broliais indais prieš bjaurybės anglus, žodžiu, toks labai egzotiškas nacionalizmas. Žodžiu, tai aš manau, kad reikalingas yra ir sveikas konservatizmas, kad tas nacionalizmas neišsigimtų, bet visų pirma, ir visų dalykų kriterijus yra tiesiog padorumas ir sveikas protas. Tai ką, ačiū Mariau, kad atėjai, labai buvo įdomu, aš manau, kad jums neprailgo. Taigi, ačiū visiems, kas žiūrėjot, kas tokio dalyko nepastatėt. Jūs statykit, jūs nesikūklinkit, neužsiprenumeravot. Kodėl neužsiprenumeravot? Greitai užsiprenumeruojat, iš karto paimat ir užsiprenumeruojat, kad nepamirštumėt. Ir iki kito karto. Iki. Sudie.